kadangi gimiau jūrininkų šeimoje, tėtis buvo vyrmechanikas, vėliau vyresnysis brolis patapo mechaniku ir mokinosi čia Lietuvos aukštojo jūreivystės mokykloje, čia dar tarybiniais laikais. Vėliau irgi patapo vyrmechaniku. Tai visą laiką vaikystėje kažkaip tai norėjusi po to jūrininku tapti, nes aplankydavom, tėvas grįždavo iš jūros, būdavo galimybė užlipti į tą laivą, pasižiūrėti. Tai visada man įdomu visą laiką būdavo ant tiltelio užlipti, broliui, kai vaikai buvom, visada buvo įdomu į mašinos skyrių nusileisti. Ir tas pamažu tikriausiai kažkaip tai link to ir ėjo mokykloje. Mokykloje apsisprendžiau, tikriausiai galutinai dar vienu momentu liktai kitur norėjau, kitokią profesiją pasirinkti, programavimą kažkaip labai domino čia paskutinėse klasėse. Bet pasišnekėjau su mama, su tėvu ir kažkaip tai tą tokį tikriausiai padėjo padaryti tą galutinį tokį sprendimą, kad jūra turėtų būti įdomu. Ir tiesą pasakius, tikriausiai esu labai dėkingas ir nei kiek nesigailiu. O jau tas kitas dalykas liko kaip hobis tiksliai. O jūros hobį jau nepadarysi. Aš kai tapau kapitonu, pradėjau dirbti, va čia Klaipėdos linijoje pradėjau dirbti ir atsimenu, belotsmaninį išsilaikiau egzaminą plaukti Klaipėdos kanalu. Tai tada po egzamino lotsmanas pasakė, sako, kai per daug savim pasitikėsi ir būsi labai užtikrintas, sako, pradėk šito dalyko bijoti. Ir, sakykime, kartais save pagaunu tame, kad esu labai užtikrintas ir labai turi viskas čia gerai eitis ir einasi ne taip, kaip norėtųsi. Tai atitinkamai ir ta tokia pamoka yra buvusi, kad stiprus vėjas ir visą kitą, aš užtikrintas, kad galiu be problemų. O ten vėjas dar sustiprėjo, dar stipresnis pasidarė ir truputėlį kiečiau nusileidom, prisišvartavom prie krantinės. Nieko ypatingo, aišku, laivų neatsitiko, bet to jau streso buvo ir pamoka gera, kad vis tik tai dar kartą prisiminti kiekvieną kartą, kad nereikia būti per daug užtikrintam savim ir ne per daug jau, kad viską galiu.